Sveiki. Sveiki. Prašom labai nei plot, nei švilpt, nes aš čia vienas iš tų, kur eina čia į tą dabar Seimo loteriją, tai kad iš VRK negauti kokio nors renginio uždarimo staigaus. Jo, išlikit neutralūs. Čia daug šnekų apie neutralitetą, aš irgi apie tai pakalbėsiu. Na, pradžiai keletą tokių asmeninių dalykų. Kaip aš matau žurnalistiką? Aš sakau iš vidaus, aš pats esu žurnalistas, užsiimu analitiką ir viešinimu to, ką išanalizuoju šitoj šaly, pilnas gerų norų ir taip toliau, nu tai iš principo esu žurnalistas. Na, tas atskirimas, ypač socialiniuose moksluose, ten tarp sociologų, politologų, ekonomistų, yra visiškai dirbtinis, visi mes užsiimam iš esmės tuo pačiu, šiek tiek iš skirtingų kampų. Kita asmeninė, kaip sakant, pastabėlė ar prisiminimas iš susitikimų su Romu, tai buvom čia pabandę užvesti tokį projektą, kad na, tą savo, kaip sakant, populiarų kursą valstybė ir ekonomika pradėčiau dėstyti žurnalistams, bet, kaip jis sakė, nebuvo ten didelio entuziazmo, nu tai tuo ir pabaigiam, tai dabar, kaip sakant, politologai iš manęs gauna tą visą srautą. Na gerai, tai kaip ekonomistams atrodo va, šita tema, kurią jūs šiandien paskyrėt šitą dieną? Na tai aš, kaip sakant, kadangi penktadienis 13 skaidrių gavosi, pakalbėsiu apie taip, kur ten susilečia va, šitos temos, kurias jūs profesionaliai šiandien nagrinėjat su sakau, ekonomistų daugiau, arba tiksliau politekonomų, sakant, ariamom vagom. Tai daug pastaruoju metu tenka kalbėti apie tokį reiškinį kaip polikrizė. Vėlgi, čia yra, kaip sakant, nuoroda apačioj į tą mano kitą prezentaciją šito klausimu. Ir, na, kas tai yra, pavadinimas jau kaip ir pasako, daug blogų dalykų vienu metu. Ir tie dalykai persipina, jie sustiprina vienas kitą, na ir, kaip sakant, daug dievė žmonijai sugaudyti tuos visus kamuoliukus, kurie vienu metu yra ore. Daug tenka perskaityti visokių, sakau, tokių literatūros, grinai profesiniam tikslam apie tai, kas pasaulyje darosi. Na ir vien jau užsakau, iš tos literatūros gausos mes matom, kad kažkas vyksta tikrai nesmagaus. Na va, tai, kaip sakant, Sikorskio žmona, Sikorskienė, reiškia, čia išleidžia va, tokių pavadinimų knygą, ten toj prezentacijų apie polikrizę, ten aš daugiau jų pridėjęs, apie liberalaus kapitalizmo krizę pradeda rašyti buvę liberalai ir taip toliau. Nu, esmė, kad, sakau, ta literatūra negimsta šiaip sau lygioj vietoj, kažkam šovė į galvą parašyti. Kitas dalykas, apie ką mano kolega susirašinėjimų ilgametis rašo, Tom Peley, yra apie tą tokį protofašizmo slinktį, kuri, kaip jis čia taip vizualizuoja, šitas visas procesas turi tokius 3 kampus, kuriuos čia matote, ir jau čia po truputį pradėsim atpažinti galbūt, o kogi čia žiniasklaida prie to prisideda. Na tai aišku, vienas pagrindinių kampų yra tas, na, mirtis noro siekti reiškia, ieškoti tiesos, sakyti tiesą. Kiti 2 kampai, mes gal prie jų negrįšim, bet žiniasklaida susijus, sakyčiau, su šitais 2. Tai yra politika kaip totalus karas, kaip taip atsitiko ir žinių, kaip sakant, na, tiesos ieškojimas. Na tai visuomenė turi priminimui, kaip sakant, gal jaunesniems žmonėms kelias tokias tiesos paieškos institucijas ir iš jų pagrindinės yra 3. Tai yra, na, akademinė visa sistema, teismai ir ta visa sistema irgi ieško, bando tiesos, kas ten kam dėžutę atnešė ir kodėl. Ir žiniasklaida, be abejonės. Na, visuomenė kaip viceprezidentas sėdi ir žiūri, kas čia gaunasi iš tų sistemų ir
karts nuo karto bando koreguoti jų elgseną, bet dažnai viskas baigėsi tuo, kad už kelių skaidrių mes prie to grįžime. Tai prie ko čia ta žiniasklaida, reiškia? Aš vėlgi bent jau savo galvoj skiriu žurnalizmą nuo žiniasklaidos, man tas žurnalizmas tai yra, kaip Romas Sakadolskis sakydavo, tai yra toks didelis šuo, kuris suamsi karts nuo karto, reiškia. Bet jisai buvo labai, atsimenat, piktas ant alternatyvos to didelio šuns, tai yra tokių skalikų, kurie kasdieną kiauksi kažką ten skalyje ir panašiai. Tai Romas Sakadolskis, kiek mes teko su juo bendrauti, irgi skyrė žiniasklaidą nuo žurnalizmo. Antropologas, kaip sakant, Davidas Graeberis išpopuliarino tą bullshit jobs visą koncepciją, kaip sakant, nieko naujo, bet visos profesijos turi savo bullshit jobs, tai yra ekonomistus apimant. Yra gerų ekonomistų, yra blogų, yra visiškų niekdarių. Tai nieko čia, kaip sakant, neįsižeiskit, nepriimkite asmeniškai, visi turi šito. Tai tas mano kolega Tom Pelei, čia aš šiek tiek įdėjau iš vieno jo straipsnio apie tą protofašizmą ir jos linkti, jisai atkreipė dėmesį, kad pasikeitė netgi reguliavimas, kaip sakant, kad pradinė tokia nuodėmė čia atsirado bent jau Amerikoje, kai FCC, reiškia, eliminavo tą fairness doktriną, reiškia, 87 metais, nes iki tol buvo suvokiama, kad žurnalistai, kol jie dar buvo tokiais, turi būti tokie, kaip Audronė čia prieš tai mums papasakojo, tas visas vertybės, bet ilgainiui, kaip sakant, atsidarė tą Pandoros skrynią tų visų fake news ir dėka to, kad daug kas buvo komercializuota ir taip toliau, atsirado visa infotainmento rinka, prasme, ir aišku, tie, kas pasiekė šitą reguliavimo pakeitimą, jie, aišku, buvo suinteresuoti, rėmėsi, aišku, visokių lojerizmų, tai yra ta Amerikos konstitucija, ten ir žodžio teisė, neva tai. Tai ką mes pasiekmei turim? Čia matot kitą žymų ekonomistą, kuris patapo apžvalgininku, Paulą Krugmaną. Jis daug kalba apie tą neutralumo išlaikymą debatuose, reiškia. Tai jisai sako, jeigu koks nors prezidentinis kandidatas pasakytų, kad Žemė yra plokščia, tai būkim tikri, kad headlinas būtų shape of the planet, both sides have a point. Ta prasme, kad plokščia žemininkai ir apskrita žemininkai yra, mes turėtume traktuoti jos neutraliai, nes abi pusės savo argumentus pateikė. Tai klausimas, ką su tuo daryti, su šito tokio tipo neutralumu. Bet gal tai yra neblogai, kaip kažkas sakytų, tas neutralumas yra okei. Vėlgi, mes gyvenam, kaip sakant, tokioj keistoj epochoj, postmodernizmų vadinamoj, kur viskas lyg prasidėjo nuo literatūros fakultetų. Ir visai smagu paskaityti visokias klejonės žmonių romanuose ten ir panašiai, bet problema ta, kad visas tas postmodernizmas persimetė į politiką ir kaip sako, kaip rašė ten Hannah Arendt, tas melavimas politikoje toks akiplėšiškas, jisai sako, vėlgi nieko naujo. Reiškias, bet mes turim suvokti, kad yra vienas dalykas žmonėms leis suprasti, kad faktai negimsta vakuume, ar ten kažkokie didieji naratyvai ne visada bus teisingi, kaip pasirodys, reiškias. Bet yra visai kitas dalykas, reiškia, skatinti visuomenę atmesti mokslą, mokslinius faktus kaip tiesiog dar vieną nuomonę. Gerai, tai čia šiek tiek apie tą pirmą kampą, reiškia, apie tą viršui, kaip palę rodžiau. Dabar apie antrą kampą, apie politiką kaip karą. Politikos skandalizacija, vėlgi nėra čia laiko, jau man to reiks baigti. Tai
Na, politika pavirtus tokia, reiškia, kur laimėjimas yra viskas, ko reikia ir nesvarbu, kiek tas laimėjimas sužalos demokratijos, kaip sakant, dvasią. Ir mes irgi girdim, kad partijos be valdžios, tai, nu, tai kas tu toks, žinai, tau reikia valdžios, būti bet kokią kainą ir taip toliau. Nu, va, tai žurnalistika, aišku, prisideda prie to perėjimo iš tokios geros pusiausvyros į tokią prastesnę pusiausvyrą. Ekonomistai naudoja lošimų teoriją šitiems dalykams, reiškia, analizuoti, kaip pasaulis atsiranda blogose pusiausvyrose, bet, nu, jeigu kraujas parsiduoda gerai, apimant politinį kraują, nu, tai mes, kaip sakant, galim savaičių savaitėm užsiminėti vilomis ir kitais dalykais. Na gerai, tai kur toliau? Ir ar tai svarbu? Aišku, ne Sorošas sugalvojo refleksyvumą, kaip sakant, kibernetikai jį buvo atradę, ekonomistai dar anksčiau ir filosofai. Tai aš tiesiog šiek tiek įdėjau, bet jis išpopuliarino šitą dalyką, ypač tarp ekonomistų. Reiškia, nes jis bandė būti filosofu, jis buvo Karlo Poperio mokinys. Ir, na, esmė kokia, kad nu, tai, ką mes mastom apie kokį nors ten atomų veikimą, ne kaip neveikia atomų veikimą, bet tai, ką mes mastom apie socialinius reiškinius, keičia tos socialinius reiškinius, tada grįžta atgalinių ryšių atgal į mūsų mąstymą ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia ir gali prasidėti toks refleksyvumas, žaidimas tarp dviejų veidrodžių, kuris gali nuvesti į negerus dalykus. Na va, tai, kaip sakant, kaip Sorošas sako, šiuo metu lyja, tai čia yra teisingas faktas, nes šiuo metu de facto lyja. Bet jeigu tu pasakai, kad čia koks nors revoliucinis momentas, nu, tai šitas teiginys yra refleksyvus ir, kaip sakant, tikroji true value depends on the impact it makes. Nu, tai dažnai mes girdim žurnalistų, žiniasklaidininkų pasiteisinimą, kad mes tik visuomenės veidrodis. Jeigu visuomenė bukėja, nu, mes turim atspindėti, kad jinai bukėja. Nu, tai tada prime time atsiranda 24 valandos ten, kur, kaip sakant, kieno vaikas sužinosite po reklamos. Ir panašios laidos, kurios, nu, bukina visuomenę. Aš kaip pilietis prieš, nu, man atrodo, kad mano bent jau misija yra edukuoti kažkiek to žmonės, nu, kad mažiau klaidų darytų, plačiau suprastų reiškinius. Klausimas, kiek jūsų industrija, kaip sakant, masto apie tai, kokį poveikį jinai daro. Tikėkime, kad masto. Nu, tam, kad išvengtume šitų blogų tokių feedback loops, reiškia, grįžtamųjų ryšių. Na gerai. Kaip sakant, viskas, laikas mano baigėsi, tai keletą, kaip sakant, penktadienis apie meną, ką nors vis tiek pažiūrėsit vakare. Tai yra filmų, kurie, kaip sakant, yra apie tai, apie ką aš čia pabandžiau pakalbėti čia. Vienas iš jų yra Beaver ir Tešlagalvio, kaip sakant, ir Office Space režisieriaus Maiko Džadžo Idiokratija, rekomenduoju, kas dar nematėt. Reiškias, ir nu, šitas filmas dabar būtų uždraustas. Čia yra holivudinis filmas, jis čia nėra iš kažkur ten, žinai, pogrindžiuose gimęs. Dabar jis būtų uždraustas, ypač dėl tos demografinės, kaip sakant, to epizodo, kaip dauginasi žmonės ir kodėl. O kitas, aišku, yra naujesnis, kurį jau turbūt daugiau jaunimo matė, nes Netflix'e yra, tai, kaip sakant, irgi iš esmės apie tai. Nu, tai trumpai tiek mano 13 skaidrių, kaip sakant, 13 dieną penktadienį. Tai ačiū, kad paklausėt.